zonoje, kur daug kliuvinių, daug problemų, daug iššūkių. Va, tėtukai. Va. Pirmiausiai tai norisi išgirsti Gintarą, kuris ką tik išbėgęs į aikštelę Udačkis, po keitimo, padarė tvarką, Tai va toks prisirašė iš karto, atsidarė, turi žuvį, Darius jau pamiegojęs jau irgi, su šypsena veide. O, вкручивается такой. Kai pasakė, kad išbėgsiu, tai padai kroksuose sušlapo, bet šiaip gerai viskas. Svarbu, kad toliau gerai eitųsi. Paskui, jeigu blogai eisis, tai kaltins, kad į žemę vstatosi. Porininkas pavargęs, sunkiai šneka su manim, tai banda vaikyti viskį. Riboja tą, nedaryk, reikia įsitaikyti, nedaryk taisyklių. Jau riboja tą gydę Brandinė. Kai man jau čia diktuoja. Bet nieko, to viskas sustatys į vietas. Nežvejybos savo viešbučio aplinkoje, bet kalbamės apie buvusią naktį, po kurios darėme keitimą ir tada pakeitė gintarėlis. Tai naktis, kaip pasakojai, buvo kažkokia iš kosmoso. Nu, tikrai, tokios nesu turėjęs. O, 2 krepšiai. O, taip. Čia mes gyvenam, čia vonia. Tualetas, opa. Čia Oskaro kambarys. Bardačiokas. Kompiuter. Tumbačka, lova neklota. Toliau Audra su Kasparu čia miega. Kasparo šiučka. Nu va. Вот это, тėtukai. А здесь выход.